Taip, Daliau, nuo jūsų noriu pradėti. Jūs vadinamas ne tik tais policijos pareigūnų, bet dar vieną tokį žodį pridedama - legendiniu. Ar ne? Tai noriu, aišku, pradėti nuo to. Ilgą laiką praleido dirbdamas labai arti, ar ne, visų įvykių, kas vyksta gatvėse, kaip pareigūnas. Dabar mokinate kitus pareigūnus. Kaip apsitai matot tą situaciją per, nežinau, paskutinį kokį 10-metį, nes tarsi skaičiai, sako, norėjau čia atsiversti, bet galvoju, labai skaičiai, na, žinot, į nuobodą nuveda. Tai tarsi situacija gerėjo, bet paskutiniais metais, na, taip turim tokių indikacijų, kad ne visai viskas gerai, ne, su jaunimu darosi. Kaip jūs matot, galbūt ir priežastis kažkokias? Kaip viskas, į kur viskas linksta? Tai sveiki gyvi. Aš galvoju, yra toks klausimas, kurį užduoda paprastai, aš vis dar dirbantis pareigūnas, dalyvaujantis ir toje barikados pusėje, ir toje barikados pusėje. Tai kažkada man uždavė tokį klausimą, sako, kodėl Daliau ir kada tu pradėjai dirbti su jaunimu? Sakau, tada, kada tikrai pavargau dėti nepilnamečiam antrankius. Tada supranti, kad yra pasiekmė. Tai tada pradėjai ieškoti priežasties, o darbė aš tų priežasčių daug mačiau. Klausimą, kurio labai nemėgstu, kurį užduoda dažnai labai užduoda, sako, koks šių dienų jaunimas. Ir visi mes pradėm kvestionuoti kažkaip tą jaunimą, tai koks dabar tas jaunimas, ne? Aš atsimenu, kai aš buvau jaunas žmogus, irgi mūsų klausė, ten suaugę, sakydavo, kalbėdavo už nugaros, koks tas jaunimas, vietoj to, kad ateitų, patartų, padėtų, skatintų, nenuvertintų ir įkvėptų. Va to trūksta ir praeities jaunimui turbūt ir mes turime tą kainą, mokam dabartinę, kad nemokam kartais tais vaikais elgtis ir dabartinis jaunimas panašu, kad tą patį išgyvena. Tendencijos skaičiai, jie keičiasi tam tikrom formom, tam tikrais, tarkim, sakykime, įvykiais, kurie nūdienoj tokie yra, bet pagrindinis faktorius, aš labai atsiprašau iš tikrųjų, bet yra pagrindinis faktorius, kai tėvai tikisi, kad vaikai bus auginami mokykloje tinkamai, mokykla tikisi, kad tėvai padarys gerus namų darbus. Vieni į kitus rodo. Ir vaikai paliekami tokioje terpėje apsispręsti, kas jų yra autoritetai ir kieno klausyti. Ir vaikai paliekami savarankiškai priimti sprendimus. Ir tie sprendimai dažnais atvejais, jūs gerai pasakėte, iš tikrųjų skaičiai meluoja, nes skaičiai yra daug didesni. Ir jeigu aš galiu pratęsti, tokį iš tikrųjų vakar kaip tik buvo Marijampolėje ir kalbėjausi su bičiuliu. Bičiulis yra draugas šeimos tos, kuris buvo berniukas, kuris pirmas ir prasidėjo tas toks ažiotažas, kaip čia vaikai dozuoja, ką jie vartoja, jis ir šeimos draugas. Ir atsimenu, kad po to valstybiniu mastu buvo užkurtas tas toks, kad reikia kažką daryti po maždaug entosios nepilnamečių mirties nuo psichoaktyvių medžiagų valstybė nutyla, nes ta prasme mes neturim nei įrankių, mes neturim nepasiruošę tokiems namų darbams ir apie tai patogu nebekalbėti turbūt. Ir vakaras pasibaigė tai, kad aš aplankau vieną berniuką psichiatrijos klinikoje Kaune. Sėdi mama ir mama neturi galimybę jam padėti, gydymo įstaiga padės tiek, kiek reikės jį raminančiais gydyti, paskui tai yra tavo bėda ir tavo problema. Nes tai yra to šeimos gyvenimo rykštė, kuri palėtė tą vaiką. O priežasčių labai yra N. Ačiū labai. Dar nepaleisiu jūsų, noriu pasiklausti, vis tiek labai įdomiai pasakėt, kad tarsi tėvai rodo ir tikisi, kad jų vaiką užaugins mokykla tikisi, kad vaikų pasirūpins tėvai. Ir čia turbūt ir turim, ar ne, tą terpę, kuomet jūs, kaip paminėjot, jaunas žmogus ieško savo idealų, ar ne, į ką kreiptis. Ir turbūt tas liaudyje, toksai žinomas pavyzdys yra, kad blogas pavyzdys greitai užkrečiamas, ar ne? Turbūt kažkokių labai lengvų sprendimų nerasime, bet ar jūs turite iš savo patirties kažkokių tai pavyzdžių, kuomet matėt, kad žmogus, kuris yra linkęs, jaunas žmogus, nusikalsti, jam padarius tam tikras intervencijas, pastačius į tam tikrą socialinę aplinką, jisai pradeda keistis. Gal turit kokį pavyzdį pasidalinimui? Turiu save. Tai bus labai neapkalbant, bet turiu ir kitų pavyzdžių. Aš atsimenu, mokykloje aš buvau tas pats maištautojas, tas greunantis taisyklės, ta prasme, kontroversiškai elgiantis, kad pasitikrinti ribas, kiek mokytojai gali, žinau, kad jie daug negali, kad jie neskriaus. Ir ta prasme, tu tikrindavaisi tas ribas iki to akimirkos, kai tu supratai, tave ir nustumė į paraštės, nes tu įrodinėjai kažką ir tu atsiradai to į parašties pusėje, aš labai atsimenu. Ir ką aš kaip jaunuolis atsimenu iš praeities, tai yra nuvertinimą. Tai yra, tiesiog yra taip labai gražiai suskirstoma, iš šitų kažkas bus, o šitie yra beprasmiai. Nurašome, ne?
nurašomi ir žodžiu, ir, ta prasme, ir netgi tai yra iš mokytojų, už kurių tu tikiesi, nes tu kaip pasakyti, tu bandai jų ribas, bet tu tikiesi, kad nebūsi nustumtas. Bet ta kantrybė, matyt, trūksta pas žmonės irgi, ir aš atsimenu, aš gavau kažkada išleistuvių progą 5 klasės knygą, atsiverčiu parašytą dalį, atsiverčiu kitą pusę, pasirodo, jinai buvo užrašyta mūsų klasės pirmūniai, jinai sugadino tą knygą ir pagalvoju, tas vis tiek neskaito, sugadintą knygą galiu padovanoti jam. Aš ir neskaičiau tos knygos, bet pats tas jausmas, kaip mane laikė, turbūt buvo toks, jūs taip, tada aš irgi panašiai pradėsiu elgtis. Be abejo, paskui atsirado tam tikri sprendimai, pasirinkimai, vertybiniai dalykai, tam tikri gyvenimiškai, bet ne visiems mano draugam galbūt tai pasisekė, ar ne? Ir aš tai išgyvenu pats. Ir tas vaikų nuvertinimas, jis labai jiems yra, kaip pasakyti, aš pats auginu 3 vaikus ir aš suprantu, kad teisingai pasakė, kad galim pastebėti tas blogasias savybės tų žmonių, ar ne, bet jeigu tu pradedi pastebėti tas gerasias, jas puoselėti, tu staiga pamatai, kad tų blogųjų ne tai, kad nelieka, bet jos nebėra pagrindas, dėl ko mes kalbame su vaiku. Tai va, tokia mano asmeninė patirtis. Ačiū labai. Noriu dabar truputėlį Vitaliją praleisim, noriu Dianą kreiptis, mes su Diana irgi pažįstami, tai tu kreipsiuosi. Diana, jaunimo linija yra vaikų ausys, ar ne? Jūs girdite įvairiausias problemas. Labai smalsu paklausti tai, kuo dalinosi Dalius. Ar tai yra, toksai, kad jaučiuosi vienišas, bet ne vienas, ar ne? Kartais būna, kad tarp daug žmonių, bet jaučiuosi vienišas. Kiek yra tas toksai, kad, vaikai, turbūt jau čia nebandysime profiliuoti, kurie linkę nusikalsti, nelinkę, bet jie visų pirma jaučiasi palikti, vieniši, atstumti kažkuo. Ar tai yra viena iš tų temų, dėl ko vaikai skambina jaunimo liniją? Tai laba diena visiems, tai mums vaikai mažai skambina. Jaunimas, atsiprašau. Jaunimas, tai jie labai įsižeistų, ar ne, tie paaugliai, jeigu dar jos vaikais pavadintume. Turbūt aš gal pradėsiu nuo tokių irgi skaičių, kur sakom, gal neparodo, ar ne, bet parodo. Tai per metus į mus kreipiasi 50 000 žmonių per metus. Tai į dieną 100-150 skambučių tik į mūsų liniją arba rašomam čatu, ar ne, taip įsivaizdavimui, kai mes čia sėdim, ar ne, keli savanoriai šiuo metu kalba su tai žmonėm, kurie patiria emocinių sunkumų. Kas keliarius metus atliekam tyrimą, irgi pasižiūrim su Spinter tyrimais, o tai kokia ta situacija psichikos sveikatos jaunimo tarpe. Tai kas kelis metus atliekant tyrimą, tai tas šiandien dienai, šių metų pradžioje, 93% jaunų žmonių patyrė emocinių sunkumų. Prieš keliarius metus buvo 85%, prieš dar keliarius 70%. Tai va čia tokia visuomenės truputėlį, ta irgi, taip kaip čia, paveiksliukas, nuotrauka, ar ne, tų jaunų žmonių, kaip jie jaučiasi, ir tada turbūt daugybė dalykų iš to ir kyla, ar ne. Kalbant apie tai, dėl ko mums skambina, ar ne, tai turbūt didžiausia dalis, jeigu mes taip galėtume apibendrintai pasakyti, tai yra santykiai. Tai arba jie jaučiasi labai vieniši, nes neturi tų santykių su savo bendramžiais, neturi ryšio su tėvais, neturi ryšio, nežinau, su mokytojais ar ne, konfliktuoja ir panašiai, neatranda savęs. Bet dar liūdnesnė dalis, kad jau 64%, tą skaičių puikiai atsimenu ir turbūt naktį pažadintą pasakyčiau, 64%, kurie kreipiasi jaunų žmonių čatų, susiduria su savižalos arba savižudybės rizika. Tai taip suprasti, kad ne čia, ne mūsų vaikai, ne mūsų, kur jau sėdim čia, galbūt arba ten, arba kažkur, kaip turbūt irgi pasako apie tą tokį, kur bandom kelią padaryti nematomą, ar ne, takoskyrą, kad tie kiti ten skambina. Tai ne, tai turbūt va čia jau klausimas, ar ne, kiek mes kaip suaugę, kiek mes kaip visuomenė ir kaip valstybė šiandien esam pasiruošę padėti. Nes ką vat ir sakė, turbūt, ar ne, kolega, tai mes, kai buvom patys jauni, kiekvienas iš mūsų buvom jaunas. Ko tikėjomės iš suaugusių? Kritikos ar ne? Ar to stumimo ar kažko? Ar tikėjomės supratimo, palaikymo ir panašiai? Tai kartos, aš mano galva, tikrai keičias, ar ne? Čia turim įrodymus. Bet turbūt tie poreikiai žmogiškai, jie yra labai panašus.
Taip, ačiū labai. Vitalija, jūs esat ankstyvosios intervencijos programų lektorė. Nu taip, sveiki visi. Labai. Noriu pasiklausti, čia tokį bandom nusimti bendrą foną, kaip jūs matot tą situaciją su jaunimu, turbūt neįžeidinėkim, nevadinkim vaikais. Na, iš tikrųjų, mano dabartinė yra tokia, kaip sakant, veikla tos programos, tiek EQUIP, tiek ankstyvoji intervencija, bet prieš tai 22 metus dirbau vaikų socializacijos centro direktorė, tai būtent delikventiniai vaikai elgesio ir emocijų sutrikimai. Todėl iš kitos pusės, kadangi nebedirbu dabar, jau įstaiga yra uždaryta, tai prašiau, kad nerašytų. Bet šiaip ta patirtis tikrai yra labai didelė ir tai, ką pasakoja iš tikrųjų kolegos, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės yra begalės problemų, labai didelės problemos, būtent su nepilnamečiais, būtent su vartojimu. Ir į socializacijos centrus dažniausiai vaikai, praktiškai aš taip norėčiau pasakyti, turbūt 98% patenka būtent priklausomi narkotinėms medžiagoms, darantis nusikaltimus. Na ir aišku, tie vaikai, kurių nėra kur dėti. Vat nėra, mokytojai negali, tėvai nebesusitvarko, globos įstaigos nesusitvarko, tai tada tas paskutinis kelias belieka tada socializacijos centras ir programos kokios bebūtų ir kiek jų bebūtų, jeigu pats vaikas nenori, tai mes įtakoti nebegalim. Na, o grįžtant prie to, kad iš tikrųjų užimtumas, kuris turėtų būti vaikams, ne tik tai pamokų metu, bet ir po pamokinis, kadangi visgi turėtumėm atliepti kažkaip tai neformalų išvietimą, tai jo kaip ir yra daug, bet tie vaikai taip pat yra nereikalingi ten. Suprantat, jeigu mes ateina jis vieną kartą, ten, sakykime, elgesio ir emocijos pas jį sukilo agresija, dar kažkoks, tai jis paprasčiausiai paprašoma, kad išeitų iš to užsiėmimo ir jis tampa nebereikalingas. Taip pat tampa tada gatvės vaikų ir dažniausiai vaikas sako dalius, tada tenka dėti antrankius ir sulaikyti. O vėlesnis kelias yra socializacijos centras arba nepilnamečių kolonija. Tai vėlgi, ta prasme, kalėjimas. Tai tokia yra mano patirtis su nepilnamečiais iš tikrųjų ir didžiulis dėmesys yra reikalingas būtent nuo 15, gal net jau reikėtų ir ankstinti 14, nes patekimas į socializacijos centrus yra nuo 14, bet kartais yra jau tokių paauglių ir netgi ankstyvosios tos paauglystės, ką prieš tai ir kolegos pasakojo, jau ir 11 ir 10 metų vaikai daro nusikalstamas veikas, vagystės įvairiausias, grupuotės veikia. Ir panašiai, ir tada kelias vėl toks, mokykloje su mokytojais nebesusitarė, mokykloje prieštarauja viskam, namuose niekas nieko, sakykime, jeigu nereaguoja į tos mokytojo arba klasės auklėtojo pasisakymus, kad jūsų vaikas yra taip. Bet ar dirba? Vis tiek iškyla klausimas pagrindinis, ar dirbam kaip šeima su vaiku, ar dirbama mokykloje su juo, kaip turėtų būti, ar mes tikrai neišvarom iš neformaliojo ugdymo užsiėmimų, iš įvairių programų, jeigu tas vaikas lanko ir panašiai. Tai kitas kelias yra tada socializacijos centras, tas, kas yra tikrai, to, ko neturėtų būti. Turėtų būti padaryta viskas, kas yra įmanoma, kad tik nepakliūtų vaikas į socializacijos centrą, arba dar blogesnis, aišku, yra visada kelias tas kalėjimas nepilnamečių. Ačiū labai iš pasidalinimą, mėlyjeji, matau, kad dar nei vieno klausimo neparašėt, arba jums baisiai įdomu ir jūs visai pamiršot, kad telefonus turit, arba mes čia kažką jau įklimpom truputėlį. Tai aš noriu šiek tiek jau judėti link šviesesnių temų. Labai tinka tai, kad Dalius prieš tai nepasakė, o kas pačiam padėjo išsikapstyti, nes mes girdėjom tą istoriją, kad buvo tarsi ne tai, kad paliktas, bet truputėlį atstumtas, ar ne? Kas pačiam buvo ta tokia žiežirba, nes dabar tai tikrai esate, aš jau paminėjau, kad vadinamas legendiniu ir aš žinau, kiek ateina jaunimo pasižiūrėti ir paklausyti jūsų dalyvaujančiose konferencijose. Kas buvo tas įkvėpimo šaltinis arba ta tokia žiežirba, kuri pasakė, kad, blemba, aš gal biškį į kitą kryptį dabar norėčiau judėti? Aš sugrįšiu gal prie to, ką dabar darom, tai ir atsakysiu tą klausimą. Tai mes kartais vaikų klausim dėl daugelio dalykų, kas jiems daro didžiausią įtaką. Čia yra psichotropinių medžiagų pasirinkime, ar tarkim nusikalstamų veikų pasirinkime, ar tarkim, sakykime, tyčiojasi kodėl. Tai yra tokios kelios grafos. Tai yra chebros įtaka, pavyzdys, neviltis, patyčios ir kita. Tai didžiausia grafa, kaip ir nepaslaptis, dega visą laiką chebra. Tai yra chebros įtaka, tai yra tam tikras kopijavimas tų žmonių, kuriuos tu norėtum gal tapti vyresni ar mažesni. Tai atsakant į jūsų klausimą, tai žodžiu, aš irgi toks buvau.
Ir aš turiu tokią VŠI įsteigęs pamokos vietoj pamokų ir visi klausia, kodėl. Todėl, kad man labai patiko, aš buvau talentingas bėgikas iš pamokų iš tikrųjų. Aš tai sugebėdavau padaryti. Maratonus nubėgdavot iš pamokų. Ir nepatikėsite, bet mokytojai džiaugdavosi, kad aš pabėgu iš pamokų, žinokit. Tai prasė toks abipusis santykis buvo ir jie neskūsdavo tėvam, ir tėvai to nesužinodavo. Visi laimingi, žodžiu. Visi laimingi. Tai kaip ir problema išspręsta, ne? O matot, radom sprendimo būdą, taip. Bet, žinot, tada, kada man buvo sudaryta tokia nuostabi galimybė neiti į pamokas, apie tai niekas nežino, tada atsiranda tokia terpė, ką veikti. Ieškoti nuotykių. Tie nuotykiai dažniausiai būdavo tokie, mane čia tardė kažkuri televizija, pasakyk, ką tu buvai padaręs. Nenoriu aš to girtis, aš auginu vaikus ir tai yra negerasis praktikos pavyzdys pasakoti apie tai, nors tai yra telikų įdomu, ne? Nenoriu apie tai kalbėti, nes apie tai kalbėti ir labai gėda. Tai greičiausiai tie nuotykių ieškojimai, kurie matėm, kuo stipriai rizikuoja, mane atsirado tokie vis tiek paauglys, jis jaučia baimės vis tiek. Pasiekmė nebūtinai tėčio diržas, ar ne, arba ten neišleis kažkur, bet tu matai didesnius maštabus, kuo tu gali viskas taip pasibaigti. Vyresni jau lankė nepilnamečių koloniją, kiti jau išeidinėjo po truputį, nes vyko tie gaujų kareliai tokie, kad ir jaunų žmonių tarpe. Ir realiai iš tikrųjų ta baimė pasiekmės, jinai mane atvedė tokį samprotavimą, kad blem, ar aš to noriu iš tikrųjų, nes matau draugui taip, draugui kitam taip ir aš sekantis. Ir labai džiaugiuosi, kad mano iš tikrųjų pats nebuvau tas, kuris priėmiau sprendimą ir sakiau, dabar aš gyvensiu kitaip. Atsirado rūpestingų žmonių šalia manęs, kurie sako, su labai gražiais patarimais klausimas, ar tu tikrai to nori. Ta prasme, uždavinėjo klausimus ir taip, negalėjau nupasakoti, kokia gali būti pasiekmė, nes aš ją pats mačiau. Tiesiog toks, lydėjimas, palydėjimas ir aš klausiau, tai ką man veikti? Keisk, Hebra. Kaip aš tau pakeisiu, Hebra? Nes ką Hebra galvos? Bet iš tikrųjų, atsiranda tas toks sąmoningumas ir visgi sako, 14, 15, 16 metų vaikas, jis yra dar vaikas. Jie mąstantys žmonės ir jie iš tikrųjų turi tokią patirtį ir tokius jausmus. Ir aš pagalvojau, kad aš to nenoriu. Ir tikrai man reikėjo dėti ir pačiam asmeninių pastangų nenorėti būti prie Hebros, kas buvo labai sunku. Man buvo dėkingas dalykas, kad mano dalis Hebros sėdo tuo metu į nepilnamečių koloniją, kaip ir santykis nutrūkęs, aš kažkur kitur. Ir toks pasinaudojau tą galimybę ir sustojau. Aišku, nebe didelių pastangų reikėjo tikrai. Ir galbūt dar yra dalykas, kad tėvai, mokytojai kaip mokytojai rūpinosi, aišku, bet tėvai, kurie mačiau tėvų akyse skausmą, supratau, kad jie neverti to, kaip aš darau, kaip aš elgiuosi ir kad aš nenoriu jiems skaudulių suteikinėti. Vaikinas, su kuriuo vakar kalbėjausi vakariais, sako tą patį. Aš nebenoriu vartoti, nes labai skauda mamai. Nes nepriklausomai nuo to, kad jis nuo 15 metų pradėjo žolę rūkyti ir tėvai apie tai žinojo, toleravo, nes mylėjo, nenorėjo drausti, nenorėjo prasti santykio, tai dabar yra ta riba, kai jie sūnų praradinėja. Tai žodžiu, nežinau, ar atsakiau ar nesakiau tą klausimą, bet tai buvo apsisprendimas iš vidaus, bet tikrai su aplinkos palaikymu, o ne pasakymu, kaip man sakė mokyklų. Žinai, matom, kad auga žmogus, kurio dantis skirtos kalėjimo duonai kramtyti. Aš gal nesupratau. Ta prasme, prie ko čia mano dantis. Čia tokia buvo citata. Čia buvo citata, kuri iš tikrųjų iki dabar, jeigu atsimenu, nes man buvo 15 metų, jeigu aš ją dabar atsimenu, tai aš suprantu, kad manęs nuvertinimas buvo akivaizdus ir aš taip ir tikėjau. Suaugę, jeigu kalba, tai jie yra teisūs, teisingai. Nepriklausomai, kad jie yra pikti arba nuliūdę mano elgesiu. Bet vaikui reikia labai palaikymo, netgi tada, kada kantrybė trūksta. Sako, pabandykit visi nueiti su juo dar vieną papildomą kilometrą ir žinokit, tas kilometras bus labai prasmingas. Tai su manim kažkas paėjo tą kilometrą. Turbūt tą patį, ką ir jūs dabar darot su to jaunimu. Taip, ačiū labai. Taip. Diana, dabar į tave kreipiuosi jau ne kaip jaunimo linijos, aš mėgstu čia taip padžiazuoti, o kaip į mamą kreipiuosi, augini nuostabius vaikus. Kaip manai ir kaip, tiksliau, kaip jauti ir kaip žinai, kiek jie susiduria su Hebrom, Hebrų įtaka. Ir čia truputėlį perėsim prie neformaliojo švietimo, ar ne? Tai neformalus švietimas irgi labai dažnai prisideda prie Hebrų, nes ir ten ar nesusirenka. Tai tiesiog labai kviečiu pasidalinti savo tokio kaip mamos patirtim, nes tikrai žinau, kad turiu kuo pasidalinti.
Taip, tai man atrodo visi turėtume, jeigu galėtume, ne iš tėvų perspektyvos dalintis. Tai taip, aš turiu 2 vaikus, viena dukra mano jau baigusi mokyklą, sūnus dabar 7 klasiai, bet pagrindiniai galbūt dalykai, apie chebrą labai noris, ar ne, pašnekėti. Tai kai yra tų chebrų tokių, kurios, tarkim, nežinau, daro jau nusikaltimus, ten išbando psichotropinės medžiagas, ir yra jaunas žmogus, kuris nenori tos chebros. Ko jam reikia? Čia klausimas. Kitos chebros dažniausiai, ar ne? Tos kitos chebros, kur... Dar girdžiu užsiėmimo, sako užsiėmimo, žmonės. taip. Bet čia būtent, kuris susirastų, pavadinkim, savo ar ne turbūt poreikius, savo lūkesčius atitinkančią savo chebrą. Nes vienam būti sunkiausia. Turbūt čia ir yra pagrindinis dalykas, kad visada bus mūsų ir miesteliuose, ir miestuose, rajonuose, bendruomenėse tų, kurie norės išbandyti, bus tie galbūt maištautojai, kurie norės išbandyti tą vagystę ir visą kitą. Paaugliai maištauja, čia yra ir neuromokslas įrodęs, ir fiziologija, ar ne, hormonai keičiasi, įrodyti kažką bando save atrasti, bet jeigu yra tų vaikų, kurie nenori turbūt priklausyti tam būriui dabar, ar ne, kuris yra populiarus ir visa kita, labai svarbu turėti atsvarą. Ir man čia tokia jau ir mamiška patirtis. Gerai, kol vaikas yra pradinėse klasėse, mes kaip tėvai galim labai sudėlioti jo dieną, kuris toks truputį saugesnis, ar ne? Mokykla, vis tiek ten būna pradinių klasių mokytoja pagrindė viena, jinai sužiūri dar dalykus, į būrelį nuvežam, parsivežam namo, savaitgalį turbūt yra su šeimos draugais, vaikais, ta prasme, bet ta 5 klasė, kas jau buvo pirmoji diskusijai, ten įvyksta didžiausias lūžis. Ir staiga mokyklose nebėra būrelių. Arba 1-2, ar ne, tokie, kurie, dažnu atveju neįtraukiantis. Gerai, jeigu didmiesčiuose gyvenam, ar ne, gerai, jeigu turi šeima finansų papildomų vežti ten, nežinau, ar ten užrašyti įvairius būrelius ir ieškoti tų stiprybių, tų bendraminčių, kad vaikas turėtų draugų arba paauglys tose kitose srityse, ar ne, kad jis galbūt neturėtų tiek to laiko. Bet dabar kalbėkime apie regionus, mažesnius miestelius, ar ne, tai kokios veiklos ten yra. Ir beveik nėra. Nes aš, irgi tą šviesę patirtim galiu pasidalinti, žinai, dabar gal jau ne kaip mama, bet ir kaip mama, nes šitas vaidmuo, man atrodo, nesibaigia, ar darbė esi, ar čia scenoje. Prieš keliarius metus turbūt vyko Vilniuje Eikos ir Akmės 2 verslų organizuotas jaunimo hakatonas, kur iš mokyklų regionuose vaikai atvažiavo keliom dienom ir 2 paras kūrė sprendimus, kurie padėtų emocinės sveikatos srityje. Nebuvo mokyklų iš didmiesčių, tas jaunimas atvažiavęs komandomis su palaikančiu mokytojų kūrė stebuklus. Aš ten buvau mentorė, komisijos narė, bet ta prasme visi jie arba didžioji dalis kūrė kažkokius appsus, programėlės, kaip mažuose miesteliuose susirasti aplink draugų. Jeigu ne tam, kur gyvenu, bet pagal interesus, jiem nereikia to Tinderio, dar ten ne apie tai kalba, ne apie antrą pusę įsimylėjimą ir panašiai. Jie nebeturi draugų, jie po mokyklos keliauja namo ir dažniausiai keliauja tiesiai į socialinius tinklus. O socialiniuose tinkluose mes žinom, ir kokie pavojai, ir kaip viskas vyksta ir taip toliau. Ir galim sakyti, gerai, bet namuose saugu, vienas, bet jam vėl reikia eiti rytoj ir pamatyti tą chebrą, kurie drąsūs, kurie faini, ar ne, tai tas užimtumas turbūt, ar ne, apskritai, kai jis gali savo stiprybės kažkokias, nežinau, stiprinti, tobulinti. Antras dalykas, turėjimas bendraminčių, ar ne, yra labai svarbus, bet man atrodo, kad mes tos paauglius ir paliekam šiek tiek vienus finale, nes, gali pats apsirengti, gali pats rasti kelią, gali pats susitvarkyti, ten emocijos, ten, nežinau, banguoja, viskas vyksta, ar ne, ten pasaulis irgi keičiasi, žmogaus ir kūnas keičiasi ir viskas keičiasi, ten yra turbūt irgi tokie sunkus dalykai, sunkus periodas. Jeigu mokykla, kaip pasakojo Dalius, dar priklijuoja etiketę, tu toks ar anoks, ar ne, tai labai paprasta, ar ne, tas vaikas ir lieka vienas, jis tada, ieško, kaip atkreipti save dėmesį. Labai dažnu atveju tai būna maištas. Ir labai liūdna, jeigu tas maištas nukeliauja į psichotropinės medžiagas. Ir čia yra be galo didelė problema, tą pastebimės ir patys iš skambučių, iš kreipinių. Ta pati sako, mes šiemet darėm irgi Vilniaus mokytojams konferenciją, rudenį, ar ne, tai turėjom temą apie psichotropinės medžiagas ir čia yra labai žiauri tema, nes be to užimtumo vaikas lieka vienas, nori priklausyti kažkam, yra chebra, aš čia nesu tos srities specialistė, bet labiau atkartoju specialistų, ekspertų žodžius, tada, kad priklausytų kažkam, jis eina pabandyti, ar ne,
Ir šioje vietoje, kas nutinka, nei mokytojai, nei tėvai, nei bendruomenė, nei mūsų visuomenė nėra pasiruošusi darbui su paaugliais, kurie priklausomi nuo psichotropinių medžiagų, nes nėra kur kreiptis. Čia lygiai taip pat, kaip, nenoriu, aišku, lyginti, ne taip pat, jokių būdų pati save paneigiu, bet irgi situacija tėvam dažnu atveju yra panaši, kaip vaikas su negale. Staiga visi atsitraukia. Dar užkrės, žinot, ir kitus užkrės. Ir lygiai taip pat nėra pasiruošusių nei psichoterapeutų, nei psichologų, nei nežinau. O policija turbūt irgi turi savo darbą, ar ne, jeigu žinom apie festivalius ir visą kitą. Jos yra paskirtis visai kita, neauklėti, neugdyti, bet neturim tarpinės grandies. Ir mano galva, būtent neformalus švietimas, būtent ar ne tie įvairūs būreliai, užimtumai paaugliams. Vaikams visko turim, bet paaugliams, tai yra toks didelis klausimus, kurį reikėtų spręsti. Aha, aš dar galvoju, tokia esu girdėjęs visai gal gerą frazę, kad niekas taip nesuartina kaip bendros paslaptys. Tai matyti vaikam, paaugliam, jaunimui, kurie vartoja tam tikras medžiagas, irgi jaučiasi, kad čia yra bendra chebra, mes čia turim bendrų paslapčių, čia kad darom kažką tai nelegalaus. Vitalija, tai ką girdite čia mūsų diskusijai, kaip galvojat, jau dabar grinai einant link neformalaus švietimo arba apskritai užimtumo po pamokų, ar ne? Pamokos baigėsi 2-3 valandą. Kiek jūs esate susidūrusi, kad tai yra didelė problema būtent tų vaikų, kurie patekdavo į centrą, kuriam jūs prieš tai vadovavot? Aš tai pasakysiu, kad iš tikrųjų tokie vaikai dažniausiai būna, kad jau ir ne tik tai pagrindiniam bendrojo ugdymo jau nebelanko, o apie būrelius iš viso nebėra ką kalbėti. Tas neformalus švietimas, jeigu jie, jeigu, sakykime, pradžioje pradeda eiti, lygtais ten kaip ir chebra jų draugai, ten bendrystė, draugystė, bet jeigu jie jau nebebūna bendrojo ugdymo pamokose užsiėmimuose, tai vėliau į neformalų jau jie irgi nebenukeliauja. Arba tas būna laikinas toksai, žinot, paskui tie vaikai patampa irgi niekam nebereikalingi ir jisai pradeda vieną kartą nebeatėjo, antrą kartą nebeatėjo, trečią kartą, ketvirtą jau jo niekas nebelaukia tenais ir niekas nebeieško, nebeklausia, kodėl jis nebeina. Ir aišku, kalbant apie tai, kad didmiesčiuose tai dar yra tikrai didelis pasirinkimas, bet iš tų vaikų yra tokių, sakykime, kur jeigu tai yra mažas miestelis, kaimelis, gyvenvietė ir panašiai, tai tų būrelių pasirinkimas, ką tik ir minėjo Diana, kad yra labai mažas, be galo mažas ir jeigu jo nedomina tos veiklos, kurios yra numatytos ir jau su, sakykime, ugdymo mokykloje jau yra numatytos arba prie mokyklos jos pririštos tos veiklos, jam nebeįdomis, jisai tiesiog nebeina, nes dažniausiai jie nori kažkokių muštynių, dar kažkokių. Ne visada tie vaikai, dažniausiai tai jie būna labai hiperaktyvūs tie vaikai, jiems reikia judesio daugiau, kažkokios tai veiklos tokios organizuotos reikia. Aišku, atsiranda neigiami ir teigiami lyderiai, tai jie dažniausiai būna tokie neigiami lyderiai tuose programuose įvairiuose. Tai reikėtų galvoti apie tai, kad aišku turėtų būti ir įtrauktis tų vaikų. Ir ne tik įtrauktis, bet ir finansavimas. Todėl, kad jeigu nebus finansavimo mažose gyvenvietėse, didesnio finansavimo negu dabar yra numatytas, tai aišku, kad negalės administracijos irgi, sakykime, darbuotojai prisitraukti tam tikrų sporto kažkokių būrelių arba dar kažkokių, reikėtų, aišku, atlikti kiekvieną gyvenvietį į savo miestelį arba gyvenvietėje tyrimus, ko tie vaikai norėtų, kokios didesnės tos veiklos būtų. Nes, aišku, suprantam, kad gali vieną kartą atvažiuoti nemokamai pravesti užsiėmimą, gali pasikviesti į žymų žmogų, sakykime, pasikvietėm Dalius pravedė savo užsiėmimus, pasikvietėm dar, sakykime, kokio kickbokso ten asmenį, Maslabojevą paimkim, taip, patirtis mano rodo, kad jis sėkmingai irgi bendradarbiauja, tai pasikviečiam, dalyvauja, bet vėliau neužtenka finansų, nes, sakykime, 25 eurai skirti švietimo ministerijos ir jeigu neprisideda savivaldybė papildomai, būreliai kainuoja ir 50, ir 60, ir 70, plus atvykimas ir panašiai. Tai administracija mokyklų dažnai sako apie tai, kad nėra lėšų tam. Tai tada tas būrelių kiekis yra minimalus, ten kokia dailė, šokiai, galbūt krepšinis ir užsibaigia. Jeigu, kalbant apie mažą, aišku, gyvenvietę arba miestelį, jeigu didesnės savivaldybės, tai aišku, turi didesnės galimybės, bet kadangi daug vaikų atkeliauja, tai tie vaikai patampa nepatogus, neina, kaip jau ir minėjau, 4 kartas jo niekas ir nebeieško tenais. Tai ir išbraukiamas vėliau vaikas iš sąrašų ir viskas. Tada keliauja kur, vėl ten, kur jisai susiranda savo tinkamą chebrą, gali vartoti, gali vogti, veikti kitas veiklas, tas, kurios jam yra gerokai įdomesnės negu tas, sakykime, sportinis būrelis.
Taip, ir aš čia turbūt galėčiau tik tai pantrinti, nes viena iš veiklų yra laimės pamoka, būrelis, kuris yra emocinio raštingumo kursas, tai lygiai taip pat mes vieną kartą, aš kaip verslininkas galiu investuoti, kad nuvažiuotume į regioną ir pravestume paskaitas, visus kitus kartus, kaip yra, sakoma, nėra nemokamų pietų, tai vadinasi, aš asmeniškai iš savo kišenės mokėsiu už tai, tai tikrai pritariu šitom idėjom. Daliau. Bandau atsiminti 3 žodžius. Ginti, saugoti, padėti. Teisingai vardinau policijos šūkį. Teisingai. Dabar noriu paklausti, kaip keičiasi policijos požiūris apsitai į jaunimą. Nes čia, žinot, turbūt aštriausia tema yra požiūris ir turbūt įstatymas, tai kad netgi nuo nedidelio kiekio narkotinių medžiagų, ar ne, turbūt nei vienas nebuvo pasodintas į kalėjimą, bet toks įstatymas yra. Tai tarsi visuomenė, ir tikrai esu iš savo aplinkos girdėjęs, kad turi tokį skausmą policijos adresu, kad sako, žiūrėk, čia rado kruopelytę kanapės ir dabar mano vaikas, kuris šiaip yra, ten nežinau, licėjaus 10-tukininkas prilygintas yra didžiuliam nusikalteliui. Kaip policija mato visą tai, nes turbūt ir pasakoma, kad dar ne vienas į kalėjimą dėl to trupiniuko nėra pasodintas. Pasodintas nėra, čia įstatymo leidėjas, bet jis numato tokie dalykai iš tikrųjų, bet nežinau, kiek galima tas nuolaidas daryti, nes tai labai rizikingas dalykas. Tai tikrai. Yra toks labai rizikingas dalykas, kiek yra ta riba, kiek galima ir kiek, dabar mes nebeleisim, ar ne? Tai žinokit, praktika yra tokia, kaip paprastai nepilnametis papuola, jisai be abejo sako, tai buvo pirmas kartas. Mes kalbamės paskui neformalioje aplinkoje po pusės metų, Daliau sako, aš jau 4 metų vartojau. Tai vadinasi, ta riba kažkur vis tiek yra praleidžiama, tai nežinau, čia tas baudimas, nebaudimas, gal čia tas švietimas labiau vaikam reikalingas, ar ne tas priežasčių ieškojimas, kodėl jie tai padaro, vat kaip tik ir atsako viską, kad vaikas ieško nuotykių, ieško chebros, turi pritapti, turi daryti. Tai sakau, čia net ne jų namų darbai, čia yra mūsų suaugusių yra užduotis kažkaip prižiūrėti, nes mano draugas vienas klausė, sako, už vaiko lūpos radau snūsą. Sako, kaip tu galvoji, kiek laiko aš tam vaikui turiu, ta prasme, iki kiek laiko jo rūpintis turiu, o po to, tai sakau, iki 18, o po to jau kaip Dievas duos. Nes taip įstatymas numato, iš tikrųjų, mes atsakingi esam už tos vaikus ir nesikratykim tos atsakomybės. Be abejo, mamos tėčiai labai pyksta, kad mano vaikas toks geras, licėjų lanko, bet buvo nubaustas ir staiga, liktai pareigūnai dėl to kalti, kad tas jų vaikas kažkodėl. Tai ieškokim priežasties, nes tos priežastys vaikai vardina, tai viena iš chebros įtaka. Jie įvardina, kad tai dažnai būna gal patyčios, kurios aš nežinau kaip įtakoja, bet aš jau žinau kaip įtakoja pasirinkimą vartoti. Ir dar vaikai labai aiškiai vardina atsakydami, kad neviltis apima ir jie dėl to tai daro. Ir mes kalbėdamėsi gaunam atsakymą, kad tai neviltis tai yra ne bendra amžių tarpe. Ir toks labai vienas pavyzdys, man mama skambina prieš 4 savaitės iš Klaipėdos, sako, Daliau, padėk, dukra pradėjo vartoti amfetaminą, jie 15. Visi suprantam, kad nuo amfetamino niekas nepradeda. Tada pradė kalbėti, sakau, kokios galėtų būti priežastis. Vardina, mokykla, mokytojai per namų darbų per daug užduoda, greičiausią spaudimą iš klasiokų patiria ir chebros įtaką. O tada klausi labai atsargiai, sakau, o kiek dienos bėgi tu tam vaikui skiri laiko, kad įsiaiškintas priežastis. Mama atsako labai paprastai, sako, Daliau, suprask, dabar pas mus šeimoje šių metų eigoje mes taip gaunasi, kad su vyru skiriamės ir aš tikrai neturiu laiko vaikui skirti. Tai atsakymas ir taip eilučių, žinai, mes kažko nepadarom, o po to ieškom priežasties, kodėl vaikas pradėjo vartoti, arba tik kodėl dabar tokia atsakomybė. Tai va, tai kalbant apie stovyklas, kažkaip buvau užsiminę apie tas neformalius Taip. Man kažkaip skaudulys toks yra, mes darom, iš tikrųjų, ką darom, tai mes darom stovyklas, vaikų užimtumo stovyklas, tokias labai keisto formato, kol kas mes darom tik berniukam, nes tai yra, mum vyram tai aktualu. Ir man labai keista būna susidurti, kai man skambina tam tikri žmonės iš švietimo įstaigų ir sako, žiūrėk, turim kelis vaikus, jų nenori nei viena stovykla, nes žiauriai trukdo. Tikrai nereikalingi. Padarykite iš jų žmonės. Sako, gal tu jų nori ir toks maždaug kaip, kažkur, gal kažkaip, nesakau taip. Ir iš tikrųjų mes einam N metų, imam tos vaikus, jie žino, kur juos iškišti, tada jie netrukdo tose įprastose gerų vaikų stovyklose, jie neturi problemų ir visi stebi, kaip mes tų problemų dabar turėsime. Bet įsivaizduojat, prabėgo dabar jau kiek metai, 3-4 metai, tie problematiški vaikai, kurie buvo niekam nereikalingi, kurie nereikalingi netgi buvo
tokiuose stovyklose, kurios yra remiamos ir tie vaikai yra tie delinkventus vaikai, kuriems ir skirtos tos stovyklos, jie yra atmetami net iš tokių stovyklų. Jie dabar pas mus stovykloje jau yra savanoriaujantys žmonės vyresniai, kurie rūpinasi kitais vaikais. Ir man tokia yra iš tikrųjų dovana, iš tikrųjų matyti juos, jie atrado savo terpę. Ir jie atsako patys, sako, iš tikrųjų, tai buvo, kad mes dažnai bandydom išreikšti ir pasakyti, ko mes norim, bet suaugę nuspręsdavo kitaip. Bet aš galvoju, kad reikia atliepti iš tai, ko vaikas nori. Mes esame išmintingi, kad žinotume, ko jam reikia. Ir jeigu tas kokteilis balansas gaunasi geras, vaikas jaučiasi įvertintas, suaugę esą patenkinti jo elgesiu, kur reikia, aišku, koreguoti, rezultatas yra teigiamas. Visos pusės yra laimingos. Net ir ta stovykla, kuri nenori tų vaikų. Nes jie pas mus ir jie geri. Ir tampa savanoriais. Ir tampa savanoriais. Va, suksim taip ratelį, tai vėl į Dianą kreipiuosi. Diana, dabar iš jaunimo linijos pusės, einant į turinį tų klausimų, ar ne, ką vaikai uždavinėja, kiek yra to, ką Dalius ką tik pasakė, kad vaikai jaučiasi, kad jie galbūt ir žino, vaikai, atsiprašau, jaunimas, nepyk ant manęs. Jaunimas tarsi žino, ko jie nori, bet, suaugę sako, ne, mes už tave geriau čia žinom, mes už tave viską nuspręsim. Ir tada tas jaunimas yra toks paliekamas, kad, jaunas žmogus, kuris jau yra paauglystėje, jau jisai jaučiasi visagalis, o štai dabar jie ateina ir man pasako, kaip aš čia turiu jauktis. Tai tarsi dar labiau suponuoja tą konfliktą, kad aš dabar dar labiau čia viskam prieštarausiu. Jaučiat šitą problematiką, kad, paaugliai, ypatingai, kai jau pradeda daužyti hormonai, atsiprašau už šį įsireiškimą, pradeda jausti, kad, jie norėtų gyventi savarankiškiau, ir čia turbūt yra labai daug rizikų, bet pasaulis dar sako, ne, žiūrėk, dar tu čia vaikas esi. Ir čia turbūt prieinam prie to, tokių hebrų, vėl grįžtam užimtumo, ar ne, kad jeigu aš žinau, ko noriu, tai kartais būna, aš ir pats prisipažinsiu, auginu 11 metų vaiką, aš jam dažnai pasakau, žiūrėk, tau reikėtų eiti ten. Tai dabar aš jau po šitos diskusijos išplėtęs ausis klausysiuosi, paklausiu, o kur tu norėtum eiti? Tai, Diana, papasakok truputėlį iš turinio, ką girdit jaunimo liniją, iš tų pagrindinių problemų, ar ne? Ką jūs įsiklausot ir kokius patarimus be abejo duodat jaunimui? Tai vėlgi pas mus pokalbiai anoniminiai ir konfidencialūs, mes matom labai tokius trumpus aprašus tų pokalbių, tai tik tai labai bendrai galiu pasakyti, bet pagrindinis dalykas turbūt yra netgi, kitas, sakyčiau. Man atrodo, aš iš tų ir statistikos, ir istorijų galvoju, kad labai auga, tokia vieniša karta jaunų žmonių tiesiog. Tai, kaip sakai, dar kur tėvai yra, ten 12, iki ten 13, 14, dar tėvai turi tą įtaką, dar su vaikais būna. Bet jau galvokit ir apie save, prisiminkit 15, 16, 17, tikrai jums tėvai buvo didžiausi autoritetai. Ta prasme, yra toks laikotarpis, kuris pasikeičia, ar ne? Labai gerai, jeigu šeimoje tikrai faini santykiai gražus ir gali būti, bet aš labiau kalbu apie tą didesnę dalį. Jisai pradeda matyti kitus ten, nežinau, atlikėjus, sportininkus, ar ne, lygiuotis ir čia, kas yra artima ir ką aš turiu šalia, staiga tampa netaip vertinga. Ir aš, pavyzdžiui, labai džiugiuosi, kai mano dukrai ten jau studentė ir staiga grįžtam, mama, kaip fainai, tu teisi buvai ir visa kita, ar ne, bet reikia laiko, reiškia kažkokio, tai tam, bet nuo tų 16, 15, ar ne, mes turim jautriausią auditoriją jaunų žmonių, kuriem, kaip ir sakiau, hormonai ten suka, ar ne, visokius ten ratus galvose ir visa kita. Ir tiem žmonėm labai paprastas dalykas, žmonėm reikia žmonių. Ir jeigu jie neranda toj savo aplinkoje tų žmonių, ar ne, aš labai džiaugiuosi. Jaunimo linija dirba visą parą, jie skambina mum ir turbūt papasakoja tuos dalykus, kurių nepapasakoja nei draugam, nei tėvam, ar ne, nei kitiem dalykam, bet jie išsikalba. Bet didžioji dalis net nepabando, nepagalvoja, kad pokalbis gali būti toks veiksmingas, arba kad yra tokių stovyklų, arba kad yra kažkokių žmonių bendruomeniai, iniciatyvių, kurie galėtų suburti ir kažkokius dalykus daryti. Ir man šiandien, irgi atsako, tarkim, aš gal labiau tos psichikos sveikatos temą galiu sakyti, bet
O tai kiek yra regionuose, mokyklose tų iniciatyvų, kurios susijusios, kad apie tai drąsiai pašnekėti. Nes mūsų gal pagrindinė paskirtis kaip jaunimo linijos, tai yra būti ta hotline, karštąją liniją, kad kai labai blogai, skambinkit mums čia ir dabar, 2-4 valandas per parą. Su pasiekmėm, ar ne, derinatės labiau, kovojat? Turėtume, bet jau keliarius metus mes labai supratome, kad nesikeičia skaičiai, kaip skambina, tiek skambina, ar ne, ten mums jau 33 metai, ar ne, organizacijai ir kiek skambina, tiek skambina, atrodo tik būk. Tai pagrindinis galbūt dalykas, ką mes darome, ne, tai edukuojam. Mes dabar patys važiuojam su savanoriais į regionus, į mokyklas ir kalbam su tai žmonėm. Ir bent jeigu tokioj salėje ten 2 akis sužiba ir panašiai, tai yra jau didelė paskirtis, kad pagrindinė žinutė, turbūt nežinau, man iš Daliaus turbūt labai skamba, pasakyti tam jaunam žmogui, tu esi svarbus arba svarbi. Vienintelis dalykas, ko reikia, ar ne? Ir po to jau surasti, ar į stovyklą, ar į futbolą, ar pasiskambinti jaunimo liniją, ar su kažkokiu mokytoju pabendrauti, nes mokytojo galia yra irgi, be galo didelė, ar ne? Jis tam vaikui, ir tam paaugliui vis tik yra tas, kur šalia būna daugiausiai ir taip toliau. Bet kartu, tų veiklų reikia. Ir mano galva vėl grįžtų, prie to paties, kad ten, kur jaunas žmogus būtų matomas, būtų svarbus, o nesėdėtų su telefonu. Ir kad taip sakai, o kaip dabar paleidom tos vaikus, kaip jiem pasakyti, ką daryti. Tai kai tavo 11, tai dar klauso. Kai bus 15, jis galvos, pašnekėk čia, Almant, aš einu, ką noriu padarysiu. Ta prasme, jis, ateis etapas, kai neįtin girdės tikėtina. Ir čia normalus raidos etapas. Tai turbūt tą maištą būtų fainai normalizuoti ir tada bendruomenėse pagalvoti, ką galima padaryti, kaip galima tų žymių žmonių atvežti, kaip galima suburti verslus, ar ne, ar ten visokias, nežinau, turiu gerų pavyzdžių iš ten kelių irgi ten nedidmiesčių, ar ne, ten Mažeikių dar kažkur, kur Rotary bendruomenės ima ir daros, bet reikia padėti, reikia nukreipti, reikia ir mums, tiem formalistam, kurie priklausom kažkokiom įstaigom, paprašyti pagalbos, ar ne, tai čia tas svarbu bendradarbiauti ir ieškoti, nes kai paaiškini, kas vyksta, didžiai daliai rūpi. Visi mes esame ar tėvai, ar turim ten brolių, seserų, ar nežinau, anūkų, beleko, turbūt, kur mums svarbu, kokia ta Lietuva auga. O iš savo pusės, kaip jaunimo linijos, tai mes norim, kad augtų emociškai atspari Lietuva, ar ne? Kad tie žmonės, kurie susiduria su tais sunkumais, tai visų pirma mokėtų patys susitvarkyti, mokėtų identifikuoti, žinoti, norim, kad yra tokių stovyklų, ar ne? Nes kiekvienas žmogus, kiekvienas visuomenės narys visiškai nesvarbu, ar jis su negale, ar jisai jau prisidirbęs ar ne, ar prisivartojęs, mums turi būti svarbus. Tai gal, tai parodyti jaunam žmogui, man atrodo, yra svarbiausia. Taip, ačiū. Ačiū, Diana. Vitalija, noriu pasiklausyti, turbūt mes paskutinį klausimą užduosiu, jeigu labai įsibėgėsim. Prieš tai kalbėjote apie tikrai tokius problematinius atvejus centre, kuriam prieš tai vadovaujate virš 20 metų, ar ne, turbūt gerai atsimenu. Norisi, kad pabaigai pasidalintume turbūt kokiam šviesiom istorijom. Vis tiek tokių tikėtina turit, ar ne? Nes mes kartais bandom viską labai tamsiai nupiešti, bet, matyt, turit, tikiu, ir galit mus užkrėsti kažkuo tai džiugiu. Labai prašau pasidalinti. Taip, iš tikrųjų, tai tų džiugių istorijų yra ir ne viena, ir labai džiugu, kada dirbi ne vienas, o dirbi su komanda, kaip, sakykime, aš dirbau centre ir tas pradžioj buvo iš tikrųjų labai sudėtinga pakeisti nuomonę darbuotojų, vaikų, struktūruoti dieną kažkaip, tai integruoti visus į vieną bendrą visumą ir panašiai. Bet jeigu pradedi bendradarbiauti kartu, imiesi tam tikrų susitarimų ne tik su suaugusiais dirbančiaisiais, bet ir būtent su tais nepilnamečiais, kurie atkeliauja. Ir vėliau jie jau patenka tiesiog į tam tikrą struktūrą ir toje struktūroje jie sėkmingai integruojasi ir gyvena, mokosi, neformalų įlanko ir išeina tikrai su sėkmingom istorijom, nenukeliauja toliau į nepilnamečių koloniją, o integruojasi į visuomenę. Kažkada, aišku, esam ir susidūrę ir su ta problema tokia, kad nebuvo to palydėjimo iš socializacijos centro išeinant. Bet vėliau ir tai atsirado, iš tikrųjų įdirbis padarytas yra didžiulis ir tas matosi, mažiau patenka vaikų dabar į socializacijos centrus irgi, yra užtat sumažinta tų centrų, tai tikrai, ta prasme, kada rašo po tam tikro laiko išėjęs vaikas iš socializacijos centro, tau, labą dieną, direktorė, kaip jūs gyvenat, kaip jums sekasi, aišku, man labiau rūpi, kaip jam sekasi, negu kaip man sekasi, norėtųsi jam pasakoti, tai aš atrašau dažniausiai gerai, bet kaip tau, ką tu veiki, kaip tau sekasi, sukūrė gražias yra šeimas, turi vaikų, rašo, kadangi tiek metų esu dirbusi, tai jau jiems irgi virš 30, kai kuriems yra, ir integruojasi kažkas užsienyje, aišku, yra ir neigiamų, tokių, kurie vėliau nukeliauja, bet
ta paskutinė tokių metų, nežinau, gal 7, 8 metų paskutinė patirtis rodo, kad daugiau integravosi ir socializavosi, negu nukeliavo į nepilnamečių koloniją arba vėliau sukakus 18 į kalėjimus. Tai tas toksai įdirbis visada duoda, nesenai iš tikrųjų esu gavusi žinutę, irgi direktoriui, kaip jums sekasi, sakau, viskas gerai, sakau, kaip tau. Tai irgi 25 metai, turi 2 vaikus, dirba statybose, statosi savo namus. Kartais, aišku, aš žiūriu su tokia, prizmė, ar man nemeluoja, bet tą gali pasitikrinti, kadangi socialiniai tinklai yra, pasiklaus gali, savivaldybėse irgi yra pažįstamų, kas dirba, tai bendrauju ir su buvusiais darbuotojais, tada pasitikrini tą informaciją ir tikrai ta tokia yra integracija sėkminga, socializacija sėkminga ir tas labai džiugina. Kada gauni laiškus, tada labai būna malonu, kad iš tikrųjų viskas yra gerai. Taip, tas atgalinis ryšys visą laiką džiugina. Aš tikrai, galvoju, labai įdomus pavadinimas - socializacijos centras. Šitie žmonės, man atrodo, pernelyg daug socializuojasi, tai gal nesu ta hebra. Iki patekimo pas mus tai tikrai, o vėliau socializuojasi ir kas yra svarbiausia, kad jie vėliau integruojasi, sėkmingai integruojasi. Nesakau, kad visi tokių tyrimų, kažkada tai buvau užsibrėžusi tikslą, kol dar dirbau, galvojau 10 metų kokiu bent jau, bet sunku surinkti informaciją, kiek jų sėkmingai integruojasi, nes neturim prieinamumo tiesiog. Net ir būdami, kaip sakant, direktoriais vadovais negalim to susekti. Aišku, galim patikrinti, ar nepatenka vėliau į, sakykime, kalėjimą, tai tą gali pasižiūrėti, pasitikrinti. Ar vėliau mokosi, irgi galim pasižiūrėti, bet kiek jų sėkmingai integruojasi, tai gali daugiau sužinoti tik iš socialinių tinklų, pats parašyti, arba jie tau gali parašyti. Tai va, bet tikrai džiugu, kada yra, aš taip manau, kad nemaža dalis yra sėkmingai besiintegruojanti išėjus iš socializacijos centro. Puiku, ačiū labai, ačiū mėlyjeji, dar turime 4 minutės, tai dabar yra pats geriausias laikas nukeliauti į slaidą ir užduoti klausimą. Matau vieną žmogų uždavusį klausimą ir turbūt jį adresuosiu Daliui, nes apie narkotinės medžiagas yra klausimas. Narkotikai yra nauja įdomi nepatirta pramoga ir smalsi rizika jaunam žmogui, kad juos imti vartoti, nereikia priežasčių ar problemų. Ką apie tai manytumėt? Tai turbūt klausimas yra, ar tikrai reikia apsitai kažkokių priežasčių žmogui ir problemų, ar tai labiau yra pramoga? Kaip policija tai mato? Kaip policija mano ir kaip tėtis mano, tai aš galvoju, čia klausime yra atsakymas. Klausom abiejų variantų. Matau, kad yra atsakymas klausime, nes kadangi yra parašyta nepatirta pramoga ir smalsumas, tai yra nuotykių ieškojimas, tai yra viena iš priežasčių, ką įvardina vaikai. Iš tikrųjų, kodėl mes tai pagalvojom padaryti, dėl to, kad buvo labai smalsu, įdomu. Klausimas, ar jūs žinojot, sakau, apie tai, kas gali įvykti? Jie sakė, nelabai, bet žinom, kad yra negalima to daryti, nes pagrindė pareigūnai kalba dažniausiai dabar iš tos perspektyvos, kad yra baudos, kad yra atsakomybė, bet apie pasiekmes tas tokias, kurios gali paliesti tavo šeimos gyvenimą, susidūrus su priklausomybė jau, kuri peraugai tą. Tai gal vaikai apie tai mažai žino ir aš kantriai savo sūnui čia kažkuria diena tikrai pasakojau apie snusą. Sako, bet snusas, taigi Švedijoje, Norvegijoje, taigi ten visi taip daro. Snusas tai išversim čia tas daiktas, kur po liežuviu pasidedė. Jis vienas iš populiariausių dabar iš tikrųjų jaunimo tarpe, amžius yra dėmesio nuo 12 metų, pradedam tarp prasme, nes tai yra nematomas, bekvapis dalykas. Tai aš sakau, sūnui sakau, matai, yra 2 buteliukai, vienas pradarytas, kitas atidarytas. Aš nesu įsitikinęs, nes pats nepirkau šito buteliuko uždaryto parduotuviai, koks yra turinys. Iš pareigūno perspektyvos kalbant, tai yra narkotikų, verslas į Lietuvą keliauja, mes turime net samatą, iš tikrųjų 5 dienos Lietuvoje. Lygiai 1 milijonas išleidžiamas yra įsigyti psichoaktyvių medžiagų vartojimui. Lygiai 1 milijonas ir tai plius minus kaštai važiuoja. Per 5 dienas. 5 dienos, nes tai yra diena apie 200 000 eurų, tai mes nekalbam apie tuos visus, sakykime, pramoginius pop verslus ir tos narkotinės medžiagas, kurios tik tai pramogai. Tai vadinasi, tie žmonės, kurie suinteresuoti iš tikrųjų uždirbti pinigus, jie darys viską, pasieks bet kokią kainą. Tai mes, prie jauno žmogaus prieinama patogiausių, lengviausių kelių per tuos dalykus, kur jie galvoja, kad tai yra ne rizika, tai yra tik smalsumo patenkinimas.
Ekspertai sakydami klausimą, sudėtinės dalys, kokios jos yra, tai yra tos pačios. Įdomiausi dalykai yra vėlgi tas pats fentanilis, sakykime, amfetaminas ir visos kitos iš 800 sąrašo prekursorių, tai yra jos patenka į vaiko organizmą. Kaune neseniai buvo padarytas eksperimentas, kas 5 buteliukas buvo patikrintas garinimo skysčio, kurio vaikai įsigijo ir tikėjosi, kad tai yra elementarus braškių kvapo skystis, kas 4-5 buteliukas jiem yra psichoaktyvios medžiagos. Dėl ko? Dėl to, kad jis įpirktų dažniau. Tai tie žmonės, jie tikrai negalvoja apie tai, kas su to vaiku gali toliau nutikti, o tai yra kelias. Tai va. Ačiū labai, daug čia temų palėtėm ir aš turbūt tokį paskutinį sakinį, galbūt tokį palinkėjimą mum ir ką išgirdau iš šių pastarųjų 2 diskusijų, tai tokius 2 žodžius. Vienas buvo nereikalingi, kitas buvo nematomi. Tai turbūt labai ačiū organizatoriams šitos konferencijos, kad mes turbūt tą galime kažkaip tai pabandyti bendrai drauge nubraukti ir kiekvienas pasistengti, kad mūsų ateities karta auganti ir taptų ir jaustųsi tiek reikalingi, tiek matomi. Tai ačiū labai visiems, kad buvote kartu.